Jau antrą pavasarį Vilniaus universiteto Kauno humanitarnio fakulteto studentai organizuoja reklamos festivalį Startuok. Šiemet šis projektas gerokai išsiplėtė. Šis projektas, kaip ir Startuok, vadinasi reklamų konkursas. Ir šiais metais mes kviesime talentingus studentus ir taip pat moksleivius ir be abejo šį kartą naujovę užsienio studentus ir moksleivius kurti reklamas. Reklamą šį kartą galės žmonės kurti 3 rūšių. Tai yra spaudos reklama, vaizdo reklama ir reklaminį skydelį, angliškai geriausiai žinoma kaip banerį. Tai būtent tas konkursas yra skirtas tam, kad žmonės kurtų reklamas, jas pažiūrėtų kūrybiškai ir tiesiog kuo daugiau naujų idėjų pateiktų mums. Šiemetinis konkursas yra išplėstas, nes praeitais metais buvo tik vaizdo reklamų konkursas. Šį kartą ir spaudos ir paėmėm tuos banerius, tas vadinamas reklaminius skydelius. Na ir tai, kad mūsų jau truputėlį garsas didesnis ir mes praplėtėme konkursą, tai kad jisai skirtas užsienio lietuviams taip pat ir moksleiviams. Praeitais metais buvo tik tai studentams. Tai vat, kuo daugiau norime žmonių, kad žinotų apie šitą konkursą ir kuo daugiau idėjų sulaukti. Projekto metu bus galima ne tik dalyvauti reklamos konkurse ar pabandyti nusifilmuoti pačioje reklamoje, bet ir pasiklausyti keletą paskaitų apie reklamos kūrimo subtilybės. Turime 6 seminarų ciklą ir pats pirmasis seminaras šiandienos tai yra apie kūrybinį marketingą. Toliau seks tokie seminarai kaip apie spaudos reklamą, apie tekstą reklamoje, kuo jisai ypatingas, taip pat apie tuos reklaminius skydelius bus, apie filmavimą reklamos ir montavimą, tiesiog techninis dalykai, kaip tai padaryti. Ir galiausiai užbaigs mūsų visą seminarų ciklą, tai apie vaizdo reklamą ir apie socialinę reklamą. Lektoriai tai yra praktikai, žmonės dirbantis 10 ir 15 metų būtent reklamos ir tie būtent savo sferoje. Ne tik bus seminarų ciklas ir mes ne tik kviesime žmonės kurti reklamas įvairiausias, bet surinksime ir reklamos kūrybos dirbtuves, kuriuose kviesime realiai pabandyti ir pajusti, ką reiškia būti kitoje pusėje, pasijusti aktoriais pačiais. Tai gegužės 7 dieną tiesiog visus sukviesime čia į Vilniaus universiteto Kauno humanitarinį fakultetą ir filmuosime žmonės, pabandysime juos gal tiesiog tokį iššūkį mesti jiems, kad jie kuo originalesnės, kuo įdomesnės reklamas sukurtų ir pasižiūrėsime, kaip viskas išeis. Reklamos konkursų nugalėtojų laukia vertingi piniginiai prizai, kuriuos įsteigė projekto rėmėjai. Nuo antradienio pavakarę vyko pirmasis seminaras apie kūrybinį marketingą. Jo lektorė INIT rinkodaros direktorė Olga Belova pasakoja apie tai, kaip svarbu reklamos gamybą ar marketingą sieti su kūrybiškumu. Kūrybingumas yra tos reklamos esmė. Ne tiek kūrybingumas, kiek išskirtinumas ir to kūrybingumas, sampratos supratimas, kas tai yra. Prasme, kodėl mes turim kurti, kaip mes turim kurti ir ką mes norim tiem žmonėms pateikti. Pasak lektorės, reklamos ir rinkodaros sėkmę nulėmė daugybė faktorių. Yra svarbu juos įvertinti ir atpažinti. Kai kuriame sėkmingą reklamą, punktai, kurie turi būti padaryti. Pažinti vartotoją, pozicionuoti, segmentuoti ir labai aiškiai žinoti, kodėl mes taip norim pasakyti ir kam mes tai sakom. Ar dažnai reklama peržengia ribas, kada būna jau blogai? Negalima vertinti vienareikšmiškai iš tikrųjų, bet kalbant apie socialinę atsakomybę reklamoje, tas dalykas jisai būtinai turi būti ir kuriant reklamą apie tai nevalia pamiršti. Tai prasme, kad ta reklama yra prieinama vaikams, kad ta reklama neturi kažko tai įžeisti, kad ta reklama neturi iškreipti nuomonės arba formuoti tą neteisingą nuomonę. Kitas seminaras vyks balandžio 29 dieną 17 val. Daktaras Donatas Večerskis 15 minučių Kauno skyriaus vadovas pasakos, ar verta leisti pinigus reklamai spaudoje.